Grįžtu vėl atgal. Lygiai prieš metus laiko aš kalbėjau šią temą apie tai, kas yra malonė. Protestantiška teologija, jinai remiasi ant malonės doktrinos, kad mes esame išgelbėti malonę. Bet kas yra ta malonė, dažną kartą mes patys nežinom. Malonė tampa tik tai kažkoks žodis, bet ką jinai reiškia? Iš tikrųjų, ką reiškia mano gyvenime? Aš kartais nežinau. Ir už tai aš šiandien po metų laiko vėl išsitraukiau savo užrašus, peržiūrėjau juos, papildžiau juos pagal šitą naują supratimą, kurį mes turim. Nes žinot, mes augam, mes tobulėjam ir Dievas mums apsireiškia pagal tai, kiek mes galim jį suprasti. Malonė skirtingai negu aš įsivaizdavau. Malonė nėra daiktavardis, o malonė yra veiksmažodis. Vakarų krikščioniškoje teologija malonė yra apibrėžiama ne kaip forma ar turinys, bet tai yra Dievo meilė ir gailestingumas, kurią Dievas duoda visiems, nepriklausomai nuo to, ar jisai yra užsitarnavęs ar ne. Taigi malonę galime apibrėžti kaip spontaniškas Dievo veiksmas į žmoniją, neužtarnautas, nenusipelnytas Dievo palankumas. Man patinka šitas supratimas, kad malonė tai yra Dievo veiksmas į žmogų, nepriklausomai nuo to, kaip tu gyveni. Ir visiškai nieko nesusijęs su tavo darbais. Taigi malonė yra Dievo veiksmas į žmogų. Malonė nėra daiktavardis, malonė yra veiksmažodis. Ir malonė niekaip nėra susijusi su tavimi. Ir jinai yra viskuo susijusi su Dievu. Protestantiškoje teologijoje, Efeziečiams laikė 2:8 mes skaitom, nes jūs esate, pasakyk, aš esu. Mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, pasakyk, ne iš manęs. Ne iš manęs, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Taigi mes matome, kad Dievo malonė yra spontaniškas Dievo žingsnis į žmoniją. Išplėstinis vertimas sako dar geriau. Dabar sako, prieš Dievą mes esame ten, kur Jis visada mus ir norėjo turėti. Valdydamas visą pasaulio laiką ir malonę bei gerumą, ir čia sako, malonė ir gerumas yra virš mūsų kaip dušas, rytais, kai tu maudaisi. Jinai tiesiog liejasi ant tavęs, Jėzuje Kristuje. Išgelbėjimas yra išskirtinai jo idėja ir vien tik jo darbas. Tavo sielos išgelbėjimas yra tik tai Dievo darbas ir vien tik Dievo darbas. Su tavo darbais ar tavo iniciatyva jis nėra susijęs. Dievas yra iniciatorius tavo sielos išgelbėjimo darbe. Visa, ką mes darome, tai pasitikime Dievu pakankamai, kad leistume jam dirbti ir atlikti savo darbą. Taigi vienintelis dalykas, mūsų sielos išgelbėjimas yra mūsų pasitikėjimas juo ir tai, kad mes leidžiam jam išgelbėti mūsų sielą ir netrukdom, kitaip sakant, jo darbe. Mes nevaidiname pagrindinio vaidmens. Jeigu tai būtų, greičiausiai vaikščiotumėm ir girtumėmės, viską atlikome patys. Štai ką apaštalas Paulius sako, sakydamas, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Nei mes kuriame, nei gelbėjime, sako, Dievas atlieka abu, kuria ir gelbsti. Jis sukuria kiekvieną iš mūsų Jėzumi Kristumi, kad prisijungtumėme darbe, kurį jisai atlieka. Geriems darbams, kuriuos Dievas ruošia mus atlikti. Darbus, kuriuos mes turime daryti. Senajam testamente, kai buvo duotas įstatymas, Mozė, žinot, Dievas davė Mozei įstatymą, taigi Senajam testamente įstatymas pamokslavimas, įstatymas ir pasmerkimas. Dabar Naujajam testamente, po Kristaus mirties ir prisikėlimo, mes pamokslavome išgelbėjimą ir nuodėmę atleidimą. Šiandien mes analizuojam krikščionišką, protestantišką doktriną, ant kurios ir laikosi mūsų tikėjimas. Tu turi suvokti, kas tu esi ir kuo tu tiki. Nes jeigu tu nesuvoksi, tu negalėsi niekam papasakoti, kuo tu tiki. Taigi Senajam testamente buvo duotas įstatymas ir pasmerkimas. Tu pasakysi, kodėl pasmerkimas? Nes niekas negalėjo įstatymo laikytis. Niekas. Dėl mūsų nuodėmingos prigimties. Taigi įstatymas žmonijai buvo duotas tik tai tam, kad žmonija suprastų, kad be Dievo jinai nieko negali. Mes skaitom toliau, Titui 2:1. Nes gelbstinti Dievo malonę pasirodė visiems žmonėms. Pasakyk, visiems žmonėms. Taigi Dievo gelbstinti Dievo malonę, apie kurią mes šiandien šnekam, pasirodė visiems žmonėms. Taigi paskutinėje teismo dienoje nei vienas negalės pasakyti, kad aš nežinojau. Nes parašyta, kad gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. Ir moko mus, kad atsisakę bedevystės ir pasaulio geidulių santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventumėme šiame amžiuje
laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo. Jis atsidavė save už mus, kad išpirktų mus iš nedorybių ir nusikaltimų savo ypatingą tautą, uolę geriems darbams. Čia yra senas vertimas. Ir kalba, kuria jisai yra parašytas, kartais nėra labai iki galo mums suvokiamas, apie ką čia mums vis dėlto šneka. Ir aš, kai skaitau šitas eilutes, aš kažką tai suprantu. Aš suprantu, kad gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms, kad kažkaip atsisakyti kažko mums reikia. Dabar jeigu man reikia atsisakyti, aš greičiausiai negalėsiu to atsisakyti, aš esu iš karto apkaltintamas. Tada aš pasiėmiau išplėstinį arba kontekstinį vertimą. Ir ne visi žmonės sutinka su kontekstiniu vertimu, bet man asmeniškai kontekstinis vertimas paaiškina labiau apie tai, ką sako Naujasis testamentas, negu senasis vertimas. Aš verčiuosi šitą šventuosius raštus į šnekamąją kalbą, kad suprasti, ką jie sako. O išplėstinis vertimas sako, Dievo pasirengimas aprūpinti, atleisti ir užmiršti tapo vieša. Išgelbėjimas yra prieinamas kiekvienam. Dabar ką reiškia pasirengimas? Pasirengimas tai reiškia taip pat, kaip paruoštum žemę namo statybai. Taigi matosi, kad Senajame testamente Dievas kaip ruošė dirvą šito namo statybai. Taigi Dievo pasirengimas aprūpinti, atleisti ir užmiršti tapo viešas. Išgelbėjimas nuo šiol yra prieinamas kiekvienam. Mums yra demonstruojama, taip kaip yra daromas prekės pristatymas, mums yra demonstruojama, kaip nusisukti nuo bedieviško, pataikaujančio gyvenimo ir kaip įgauti, pasakyk įgauti. Įgauti reiškia taip pat lygiai kaip medžiaga įgauna naują spalvą. Persijimti, pradėti gyventi Dievų pripildytą, Dievą gerbinti gyvenimą. Dabar mes bažnyčioje įgaunam arba pradedam suprasti, kaip reikia tai daryti. Toliau skaitom, sako, šitas naujas gyvenimas prasideda dabar pat ir stimuliuoja mūsų apetitą arba norisi troškimus tai šlovingai dienai, kai pasirodys mūsų galingasis Dievas ir gelbėtojas Jėzus Kristus. Reiškia, visa tai, kas dabar vyksta, yra tik tai kaip maisto testavimas. Žinot, kaip būna vyno testavimas, tau duoda labai nedaug, tik tai šiek tiek paragauti. Taigi visa šitas gyvenimas, kurį mes gyvenam, ruošia mus tai dienai, kai jo šlovė bus pilnai apreikšta. Ir tai mes tik tai skanaujam, kad mūsų apetitas būtų sužadintas tam, kas artėja. Ir sako, jis pats, tai yra Jėzus, savanoriškai pasisiūlė kaip išpirka už mus, kad išlaisvintų. Kristus prieš 2000 mirė tam metu, kad išlaisvintų tave. Religija visuomet tave kažkaip suvaržo, bet Kristus nori tave išlaisvinti, jis nori duoti tau laisvę, kad išlaisvintų mus iš tamsaus ir maištingo gyvenimo į šį naują, gerą, tyrą, švarų gyvenimą, kuris padaro mus žmonėmis vertais pasididžiavimo. Kokia visiškai kitoks suvokimas apie tai, kas yra Dievo malonė. Per jo malonę mes galime atsisakyti ir mes tampame žmonėmis, kurie yra verti pasididžiavimo. Tu tampi žmogus, kuris yra vertas pasididžiavimo. Jeigu tik tai nestovi Dievo kelyje ir netrukdai jam atlikti darbo, kurisai ir nori atlikti tavo gyvenime. Nes didžiausias trukdys Dievui veikti tavo gyvenime ir esi tu pats. Pasakysiu, kodėl? Dėl laisvos valios, kuri vis dar aktyviai veikia žemėje. Antram laiške Korintiečiams 3:6 mes skaitome, kuris, tai šneka apaštalas Paulius sako apie Dievą, kuris, tai yra Dievas, padarė mus tinkamus. Tu esi padarytas tinkamas būti naujosios sandoros tarnas. Ne raidės, bet dvasios, nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Kas yra raidė ir kas yra dvasia? Raidė yra įstatymas, o dvasia yra malonė. Taigi dabar mes esame naujos sandoroje. Mes esame naujoje sandoroje. Sako, jeigu mirties tarnavimas išrašytas raidėmis akmenyje buvo toks šlovingas, tai kiek šlovingesnis bus dvasios tarnavimas. Ant kiek didesnis, ant kiek malonesnis, ant kiek šlovingesnis tas bus malonės tarnavimas, kurį mes išgyvenam kiekvienas savo gyvenimuose. Taigi mes šiandien skelbėme naują laiką. Pasakyk, naujas laikas. Mes skelbėme naują laiką šitoje vietoje, suprantat? Mes skelbėme ir tu turi pradėti savo gyvenime skelbti naują laiką. Neužtenka, kad Daumantėlis sekmadienis gražiai pašnekės ir išaiškins tau doktriną. Tu turi pradėti skelbti naują laiką savo gyvenime. Suprask, tu nebesi po senosios sandoros šydų arba pasirašęs senosios sandoros įpareigojimus. Šiandien tu esi po naująją sandorą, po malonę sandorą. Dabar jeigu mes šnekam
šnekam apie naują sandorą, mes turim dar vieną dalyką, kurį aš noriu pakalbėti, yra apie atgailą. Atgaila tai nėra tiesiog pasikūkčiantis verksmas kažkur, kad tu paverki kažkur į šoną, žinai, ir tu atgailauji. Atgaila tai yra graikiškas žodis metanoja, kuri reiškia pakeisti mąstymą arba pakeisti protą. Pakeisti tai, kaip tu galvoji. Štai kas yra tikroji atgaila. Jeigu tu nepradedi mąstyti kitaip, atgaila nėra įvykusi. Tam, kad atgaila būtų įvykusi tavo gyvenime, tu turi pakeisti tai, kaip tu mąstei. Jeigu tu iš tikrųjų nori pajausti, kas yra atgaila tavo gyvenime, tu turi pakeisti mąstymą arba pakeisti tai, kaip tu mąstai. Taigi šitas žodis, kurį tu girdi sekmadieniais, tiesa, kurią tu girdi sekmadieniais, jinai keičia tai, kaip tu mąstai. Ir per tai ateina tikroji atgaila. Taigi Senajam testamente, kai buvo duotas įstatymas, tu atgailauji, kad prisiartinti prie Dievo. Senajam testamente. Tu gauni įstatymą, tu supranti, kad tu negali jo įvykdyti, tu krenti ant kelio, atgailauji, kad galėtum prieiti prie Dievo. Dabar Naujajam testamente, malonės laike, Dievo gerumas atveda tave prie Dievo. Jeigu Senajam testamente tu bijai Dievo, nes Dievas yra piktas dėdė ir jeigu tu neįvykdysi kažko, žemė gali prasiskirti ir tave suvalgyti. Ir Senajam testamente buvo pavyzdžių, kurie taip buvo. Tai Naujajam testamente Dievas ateina kaip gėris į tavo gyvenimą. Visų pirma, tu pajauti jo gerumą savo gyvenime ir iš to gimsta tavo motyvacija sekti Dievu. Matot, kaip yra visiškai priešingai. Absoliučiai priešingai. Jeigu Senajam testamente tu bijai Dievo visą laiką, nes tu žinai, kad žengi žingsnį, čia nusidedi įstatymų, čia tu nuodėmiauji, čia tu vagi, čia tu dar kažką, čia tai turi kitų dievų prisidėjęs pas savo spintelę kažkur tai. Tai Naujajam testamente Dievo gerumas atveda tave prie jo. Pirma, tu pradedi ragauti, koks geras yra Dievas tavo gyvenime. Mes žinom istoriją, kad Petras, kai Jėzus sutiko Petrą Naujajam testamente, žinot, kaip Petrą, Jėzus nesakė iškart, kad atgailauk Petrai, tu nusidėjai ir ten žinai, kad jisai greičiau viską darytų. Vis taip nebuvo. Jėzus sakė, va dabar užmesk tinklus ir tu pagausi nerealiai daug žuvies. Petras nueina, užmeta ir tos tinklus savo ir ištraukia nerealiai žuvies, grįžta pas Jėzus, sako, ir tu iš tikrųjų esi viešpats. Visiškai kitaip. Pirma jisai gauna gerą iš Dievo, o tada jisai pats pripažįsta ir Dievo gerumas jį atveda prie atgailos. Taigi įstatymas buvo duotas per Mozę, bet malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Ir mes žinom, kad Jono 1:17 sako, nes įstatymas ir šitoje vietoje įstatymas, šnekama, įstatymas buvo kaip bazinės žinios. Įstatymas buvo kaip fundamentas, kas seks toliau. Taigi šitas įstatymas kaip bazinės žinios buvo duotos per Mozę, o malonė, davimas ir gavimas šitas ir tiesa, šitose kaip dvasinė dovana atėjo per Jėzų Kristų. Aleliuja. Taigi matot, Evangelija nėra apie elgesio pasikeitimą. Tikrasis tikėjimas arba Evangelija nėra apie elgesio pasikeitimą, bet apie širdies pasikeitimą. Tikėjimas ir Evangelija nėra apie tai, kad tu dabar pradėsi elgtis kažkaip kitaip. Evangelija yra apie tai, kad tavo širdis pasikeis. O dabar, kai aš šnekau širdį, ką aš turiu omeny, kai sakau širdis? Širdis tai yra vieta, iš kur kyla tavo motyvacija, kodėl tu darai tai, ką tu darai. Taigi Evangelija arba šitie tiesa, kurią tu girdi, jinai keičia motyvus arba keičia, transformuoja tave motyvų lygyje. Ir staiga tu atrandi save vieną dieną, kad tu elgiesi kažkaip kitaip. Suprantat, kokia laisvė mums yra duota Dievo. Ir iš tikrųjų, kokia didelė jo yra malonė ir kaip ypatingai jisai veikia šituose paskutiniuose laikuose. Tai nebėra tai, kad tu ateini ir kunigėlis tau ten supranti, ten tu kaltas, mėja kulpa ir tu eini keliais aplink bažnyčią. Viskas yra apie tai, kad tu jauti, koks Dievas yra geras tavo gyvenime, kokia didelė yra jo malonė tavo gyvenime, kaip labai tau yra atleista ir vis dar atleidžiama on the go, žinai, tu vis dar nesąmonės darai, o jis vis dar šalia ir tu eini kažkur, tai jis vis stovi šalia tavęs. Kaip tam vergų turguje, jis vis dar yra šalia ir vis dar yra pasiruošęs. Vis dar yra pasiruošęs užmokėti kainą kiekvieną kartą, kai tu ten prisidarai nesąmonius, ateina ir savo tą kreditkę braukia ir sumoka vėl visą kainą tave ir vėl išperka tave. Kaip jis tave išperka? Išperka savo gyvybę, savo krauju. Nes sako, Senajame testamente sakoma, kad kraujyje yra gyvybė. Aleliuja. Jono 8:33 sako, ir jūs pažinsite tiesą. Mes šnekam apie šitą tiesą, kuri keičia mūsų gyvenimus. Sako, jūs pažinsite tiesą. Dabar aš galvoju, ką reiškia pažinti tiesą? Dabar šitas žodis pažinsite reiškia, jūs išgyvensite tiesą.
Angliškas žodis sako, kad you will experience for yourself the truth and the truth will set you free. Reiškia, kad tu išgyvensi tiesą savo gyvenime ir šita išgyventa tiesa padarys tave laisvu. Pasakyk, aš išgyvensiu tiesą ir šita tiesa padarys mane laisvu. Taigi tu išgyvensi, tu patirsi Kristų kaip tiesą ir tai padarys tave laisvu. Kristus neatėjo tam, kad tave iš vienos sistemos perkelti į kitą sistemą. Jis atėjo tam, kad sumokėti visišką kainą už tave, kad tu turėtum laisvę jame, kad tu patirtum, koks didelis ir nuostabus gyvenimas yra. Jūs išgirsit taip sakant, kad tai mums viskas atleista ir atleista į priekį, tai dabar guliai vasę. Dabar jau gali daryti, ką nori, nes viskas man yra atleista. Ir aš nusidedu, aš galiu varyti, kairiai dešinė, taškytis. Ir aš pasakysiu, visiškai taip nėra. Kodėl pasakysiu taip nėra? Žiūrėkit, Romiečiams 6:14 sako, nuodėmė neturi jums viešpatauti. Suprantat? Nuodėmė neturi tau, jinai neturi teisės ir aš tau po to parodysiu, ką tai reiškia neturi tau viešpatauti. Nes vėl aš nežinau, kas čia kam viešpatauja. Gal viduramžiais ten kažkas vasalai ir viešpatauja vieni kitiems. Mūsų laikais aš nežinau, kas man viešpatauja. Nuodėmė neturi jums viešpatauti, nes jūs neįstatomo, bet malonės valdžioje. Pasakyk, aš neįstatymo, bet malonės valdžioje. Sako, Romiečiams 5:1 dar sako, taigi išteisinti tikėjimu jūs turite ramybę su Dievu ir per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės. Ne tik, kad stovime, bet ir džiaugiamės amžinąją Dievo viltimi. Išplėstinis vertimas sako, juk galų gale jūs nebegyvenate po senosios tironijos valdžia. Taigi Senojo testamento šitas 10 Dievo įstatymų buvo suvokiama kaip senoji tironija, po kurios valdžia mes gyvenom, po nuodėmės valdžia mes gyvenom. Ką sako žydų ortodoksai šito klausimu? Sako, juk nuodėmė daugiau nebedemonstruos savo valdžios ir dominavimo tavo gyvenime. Ar girdit mane? Aš sakau, kad nuodėmė daugiau nedemonstruos savo valdžios ir dominavimo tavo gyvenime. Ar girdi mane? Dar negirdit. Aš jums sakau, kad nuodėmė daugiau nebedemonstruos savo valdžios ir tironijos tavo gyvenime. Ar galėtų šiandien iš to dalykų patikėti, kad nuodėmė daugiau nebedemonstruos? Nes dabar jūs esate ne po įstatymu, kaip vergai, bet po malonę. Jums priklauso Dievo gailestingumas ir palankumas. Ne tai, kad ką, bet tau priklauso. Aš pasakyk, man priklauso. O dabar pasakyk taip, tarsi tikėtum, kad man priklauso. Jums priklauso. Ir dabar sako, nuodėmė, ir šito yra vietoj žodiška hebrajų žodis het, nebesinaudos nuosavybės teisėmis į tave. Šitam naujam laike. Nuodėmė daugiau nebesinaudos šitos nuosavybės teisėmis. Nuodėmė daugiau nesinaudos nuosavybės teisėmis tam, kad viešpatautų jumise ir per jūs. Jūs nebesate įstatymo epochoje, bet malonės epochoje. Laikas pasikeitė staiga. Staiga. Vat vakar tu buvai po įstatymų, šiandien tu esi po malonės. Staiga. Nuodėmė nebegali dominuoti tavo gyvenime ir nebeturi teisinio pagrindo į tavo gyvenimą. Nuodėmė nebeturi teisinio pagrindo į tavo gyvenimą. Ir nuodėmė yra daiktavardis. Šitoje vietoje nuodėmė yra daiktavardis. Taigi nuodėmė, pasižiūrėkite mane, nuodėmė nebeturi viešpatauti jūsų gyvenimuose. Čia gali įdėti skurdas, čia gali įdėti neapykantą, čia gali pasakyti priklausomybės, čia gali pasakyti pykčiai, lygos. Jos nebeturi į tave teisinio pagrindo. Skurdas, nepriteklius, ubagystės kažkokia dvasia. Jinai nebeturi teisinio pagrindo į tavo gyvenimą. Taigi įstatymas buvo duotas Mozei, kuris buvo tarnas, bet malonė atėjo per Jėzų, kuris buvo sūnus. Per jį mes esam susijęti šitais giminystės ryšiais visi kartu. Skersai ir išilgai. Tu ir aš. Gal ten aš tau iki galo ir nepatinku, bet mes esam broliai. Galbūt taip yra, bet mus sieja vienas kraujas, Kristaus kraujas, kuris mus nuplovė ir išteisino mus.
Taigi įstatymė, jeigu įstatymo pusė Senajame testamente Dievas sakydavo, nepamiršiu jūsų nuodėmių, bet prisiminsiu jas iki 3-4 kartos, įsivaizduok. Tai dabar malonėje sako, neprisiminsiu jūsų nuodėmių ir užmiršiu jūsų nusikaltimus. Ir jeigu įstatymą, Dievas Mozei sakė, nusimk batus, nes žemė, kuri tu stovi, yra šventa. Tai Naujajam testamente grįžta sūnus palaidūnas ir tėvas sako, jam aprenkit jį gražiausiais drabužiais ir uždėkit jam žiedą. Ir ką reiškia žiedas? Žiedas reiškia tavo titulą. Tai reiškia, kai tu kiekvieną kartą, kai tu sugrįžti pas Dievą, Dievas sugrąžina tau priklausantį titulą. Taigi nuo šitos akimirkos. Taigi dabar yra nauja revoliucija, aš pasirašiau. Malonės revoliucija, naujų laisvų žmonių revoliucija. Kada tu iš tikrųjų esi laisvas. Laisvas nebedaryti to, ką tu darėjai anksčiau. Tu dabar esi laisvas nedaryti to, ką darėjai anksčiau. Tau nebereikia to daryti. Ne dėl to, kad tu bijai, kad dievulis tau neatleis. Bet dėl to, kad tu nebenori, dėl to, kad supranti, kaip daug yra padaryta dėl tavęs, kad atvesti tave iki šito taško, kuriame šiandien tu randiesi. Taigi nauja revoliucija. Nes įstatymas, supranti, pasmerkia pačių įstatymas, 10 Dievo įsakymų pasmerkia pačius geriausius iš mūsų. Jisai pasmerkia, bet malonė išteisina pačius blogiausius iš mūsų. Net pačius švenčiausius iš mūsų jisai pasmerkia, bet malonė jinai išteisina net pačius blogiausius iš mūsų. Aleliuja, dėl to apaštalas Paulius sako, aš viską palaikiau šuns išmatom dėl Kristaus, o dabar dėl tos tiesos, kurią jūs šiandien girdite. Apaštalas Paulius sakė, aš buvau iš visų žydų žydas. Aš iš visų geriausių buvau pats geriausias. Bet kai sutikau va tokią tiesą, aš supratau, kad mano titulai nieko nereiškia. Mes skaitėme psalmėse, karalius Dovydas sako, Dievas paima valkatas, ubagus ir pasadina prie kunigaikščių stalo. Kodėl? Vien todėl, kad jisai gali. O mūsų Dievas gali. Pasakyk, mano Dievas gali. Mūsų Dievas gali. Mūsų Dievas gali. Kaip dainavo šitą geltoną, galima savo gyvenimą sukt atgal ratu. Atsimenat? Taigi galima. Ir šiandien aš stoviu šitoje vietoje, kad pasakyt, kad galima. Taigi mes iš esmės pradedam pasitikėti Kristumi. Dabar ką reiškia pasitikėti Kristumi? Mes pradedam pasitikėti tiesa, kuri ateina į mūsų gyvenimus. O Senajame testamente Dievas sakė, jeigu jūs tylėsit, akmenys pradės šnekėti. Reiškia, tavo gyvenimą tu eidamas gali gauti apreiškimą pažiūrėdamas į akmenėlį. Jūs girdite tiesą ir dabar šitą išgirsta ir išgyventa tiesa ir padarys jūs laisvus. Šiandien jūs gaunate. Ir tai nėra kažkoks motivacinis, žinai, dabar aš tau kažkaip pamotyvuosiu jūs, kad čia tu geriau jaustumėsi. Šiandien aš tau sakau tiesą ir šita tiesa padarys tave laisvą. Šita tiesa padarys tave laisvą. Šita tiesa padarys tave laisvą. Ar gali kas nors atsistoti šitoje vietoje ir sušūkti? Ar gali kas nors atsistoti šitoje vietoje ir sušūkti? Pakelti savo rankas į gyvą prisikėlusį Kristų ir pasakyti, štai aš, viešpatie Dieve, štai mes, Dieve, štai mes stovim šitoje vietoje nauji kūriniai, pasakyta, mes esam šventi nauji kūriniai, viešpatie Dieve, štai aš esu šitoje vietoje tam, kad nusimeščiau šitos pančius. Nežinau, gal tu neturi pančių, bet turi priklausomybės. Aš tau sakau, šitoje vietoje tu gali gauti laisvę. Kodėl? Nes tu girdėjai tiesą, o parašyta, kad jūs girdėsite tiesą ir šita tiesa padarys tave laisvą. Taigi šitoje vietoje tu turi kažkaip, nežinau, nusipurti. Jeigu esi priklausomas nuo alkoholio, nuo narkotikų, man nesvarbu.